Mano drabužiai LT jau 5. O kaip viskas prasidėjo? Čia Milda. Milda turėjo labai daug drabužių, kurie nebetilpo nei spintoje, nei šalia jos. Kartą viename vakarėlyje Milda sutiko Justą ir papasakojo Justai apie savo idėją nebedėvimus drabužius parduoti internetu. Ir Justui šita mintis labai patiko. Jau kitą dieną Justas paskambino Mildai ir paklausė, ar jai patiktų svetainė pavadinimu manodrabužiai.lt. Mildai patiko. Abu ėmėsi darbų ir Justas per pirmas 2 savaitės suprogramavo pirmąją puslapio versiją. O Milda išsiuntė daug laiškų savo draugams ir pakvietė juos prisijungti. Laiškas po visą Lietuvą išplito per kelias valandas. Portalas iškart susilaukė ir žiniasklaidos dėmesio. Taip apie mus sužinojo dar daugiau žmonių. MD vartotojų skaičius išaugo labai greitai. Vis daugiau merginų jungėsi ir atvėrė savo spintas. Per 2 metus MD pateko į top 30 populiariausių lietuviškų svetainių sąrašą. Laikui bėgant, portale atsirado ir forumas, kuriame kiaurą parą verda diskusijos įvairiausiamis temomis. Praėjus 4 metams nuo MD atsiradimo gimė naujas panašus projektas skirtas mamytėms – mūsų mažyliai.lt. Vėliau, atsiradus blogui, merginos čia ėmė dalintis ir stiliaus patarimais. Stengiamės tobulėti, todėl sukūrėme ir mano drabužių išmaniąją programėlę. Dabar merginos MD gali naudotis visur ir visada. Kad visa tai gyvuotų, mūsų biure dirba labai daug žmonių. Pradžioje buvo tik 2, o dabar jau per 40. Mes džiaugiamės sukūrę jaukų kampelį merginoms, puoselėjame jį ir labai mylime.